Jūs sveikina astrologė Rima. Norėčiau Jums pristatyti šių metų rugsėjo mėnesio astrologinę prognozę. Šiam mėnesiui didelį poveikį darys Marsas Liūte, skatindamas mus tobulėti ir siekti ambicingiausių savo planų įgyvendinimo. Jei esame nusiteikę dirbti ties savo asmenybės tobulinimu, vystyti savo talentus ir sugebėjimus, rugsėjis gali atnešti mums naujas galimybės saviraiškai ir kūrybiniai savirealizacijai. Svarbiausia, atsikratykime perdėto kuklumo, nedvejodami parodykime pasauliui savo gabumus ir drąsiai eikime link savo tikslo. Tada laimėsime, pergalė bus mūsų. Rugsėjo mėnesį būtų gerai užsiimti savo autoriteto stiprinimu tarp kolegų, nes nuo jų priklausys didžioji dalis mūsų karjeros sėkmės. Rugsėjis palankus mėnuo meilės santykiams. Sėkmę meilėje lems romantiška nuotaika ir sugebėjimas atskleisti gražiausias, geriausias savo pusės. Užkariaukime savo mylimuosius poetiškais meilės prisipažinimais, dovanomis, komplimentais, žygdarbiais vardan meilės. Ir ji ar jis tikrai negalės mums atsispirti. Pirmoji rugsėjo dekada – romantiškas laikotarpis, palankus santykių plėtrai. Venera, keliaudamas svarstyklėmis, įžiebs aistringus meilės romanus, paremtus abipusę nuoširdžią simpatiją ir aistra. Stenkimės išvengti grubumo ir pernelyg didelio užsidegimo santykiuose. Būkime taktiški ir diplomatiški. Šiuo rugsėjo laikotarpiu sėkmę versle ir meilėje galėsime pasiekti tik dėka gerų manierų ir mokėjimo bendravime išlaikyti gerą toną. Jei norime sudaryti teigiamą įspūdį darbdaviui ar verslo partneriui, pademonstruokime savo iškalbą, kalbėkime maloniai ir įdomiai. Tada jam neliks jokių abejonių, kad kaip tik ir esame tas žmogus, su kuriuo verta turėti bendrų reikalų. Šis rugsėjo laikotarpis bus palankus talentingiems ir gabiems žmonėms, kurių darbas susijęs su kūryba ir menais. Jų laukia finansinė sėkmė ir aplinkinių pripažinimas. Antroji rugsėjo dekada – tinkamas laikotarpis pasirinkti pagrindinį tikslą gyvenime. Įtakojant harmoningam Plutono su Saturno aspektui, mes galėsime pamatyti savo gyvenimo problemas tarsi iš šono ir suvokti, kas yra svarbiausias, o kas tik antraeilis dalykas. Norėdami pasiekti didesnę sėkmę savo darbe ir karjeroje, turėsime parodyti tvirtą valią ir didelę kantrybę, įveikiant sunkumus ir kovojant su konkurentais. Jei nemėgstate kovoti, tai šiuo rugsėjo laikotarpiu venkite aktyvių veiksmų, nesiverškite į pirmasias gretas. Kitaip rizikuojate pralaimėti prieš stipresnį varžovą. Jei esate ne prieš kautis už vietą po saule ir nebijote sunkumų ir kliūčių, tai šis rugsėjo laikotarpis gali tapti jums labai vaisingas ir sėkmingas. Asmeniniuose santykiuose galima tikėti sėkmės tik tada, jei nebijosite atvirai kalbėtis tarpusavyje ir esate pasiruošę sudėti visus taškus ant i. Trečioji rugsėjo dekada – palankus laikotarpis finansų srityje. Jupiteris, keliaudamas Vėžio zodiako ženklų, atneš naujas bendradarbiavimo perspektyvas ir neblogas uždarbio galimybės. Nebijokime apgalvotai rizikuoti, bet žiūrėkime, kad gautas pelnas viršytų investicijas. Kitų žmonių dalyvavimas mūsų projektuose turėtų būti dosniai atlygintas, tačiau neturėtų viršyti proto ribų. Nepamirškime apie dėkingumą ir prisiminkime posakį: neturėk daug pinigų, bet turėk daug draugų. Bendradarbiaujant su patikimais žmonėmis, galime pasiekti didesnių rezultatų, nei dirbdami vieni. Asmeniniuose santykiuose šis rugsėjo laikotarpis gana sudėtingas. Gali kilti konfliktų dėl turto ir finansų. Nebūkime šykštų savo artimiesiems. Simpatija ar antipatija žmogui turi remtis jo dvasinėmis savybėmis, o ne piniginės turiu.
Linkiu visiems meilės, laimės ir sėkmės.